Sveiki visi, šiandien dar vienas siuntinys, toks nedidelis, gal kai kam pasirodys įdomus, kai kam ne. Kainavo, man atrodo, 76 euro centus, dabar gal brangesnis, gal pigesnis. Keliavo irgi per kažkur mėnesį, kaip ir minėjau, maždaug keliauja mėnesį su kažkiek visos siuntos. Taip, tai bus toksai tušinukas, kuris po tam tikro laiko, kuriuo rašant po tam tikro laiko dingsta įrašas, kai ten parašyta Magic Ink, ar ten kažkaip tipas stebuklingas rašalas. Taip, va, turiu lapą popieriaus. Taip, tušinukas, matot, atrodo jisai, ten tu šviesus, tušinukas kažkaip taip atrodo, be jokio pavadinimo, čia kažkas pilka, čia vis neaišku. Jie maždaug va taip atrodo, va, jeigu taip pasižiūrėtumėt pagal paiešką, nes dabar, kur būtent pirkau iš to pardavėjo, tai mačiau, kad jis nebeparduoda, iš viso užsidarė. Nu kas čia paprastas, va, kažkokia kinietiška širdelė įdėta. Nu ir pagal tai, reklamą tą savo žada, kad maždaug per 20 minučių turi dingti rašalas. Nu tai, tarkim, parašom ten su naujais metais. Aha, tiesa, dar turi pradėti rašyti. Ai, perlenksiu popierių, nes pagrindas labai blogas yra. Taip, suvedėm, parašysim, ką nors su naujais metais ar ką nors. Labai greit išdžiūsta, tarp kitko tik atidariau. Tuoj. Reikia, kad išsirašytų. Rašo mėlyna spalva. Nu, maždaug, kad parašom ten ką nors. Rašo labai planai. Tarkim, va, su naujais metais. Trauksim vaizdą. Nu, aš nežinau, tada nuimam gal kažkokį tai laiką. Išjungsiu kamerą. Taip, 2017. Kas čia dar? Dar kokių širdelių pripašysiu. Ir dar ką nors nuspalvosiu. Tarkim, va, šitą širdelę. Taip, tai kągi, ir einu laukti tada. Taigi praėjo 10 minučių ir kaip matote, užrašas po truputį, bet labai nedaug, tapo neryškus. Čia, man atrodo, sumažėjo toks ryškumas, išgaravo čia irgi. Nu kągi, laukiam toliau. Nes kol kas, kaip matot, nieks neprapuolė, o praėjo jau 10 minučių. Taigi, pardavėjas žadėjo, kad per 20 minučių turi viskas išnykti. Nu, aišku, neišnyko. Atsiliepimuose skaičiau, kad maždaug išnyksta per valandą. Bet, kaip matote, po truputį nyksta. Nu, mėginsim po valandos dar kartą žiūrėti. Taigi vėl spaudžiu pauzę. Galima sakyti, nieko neliko. Matote, tik tai liko. Kokia išvada būtų, kad rašant nereikia labai spausti, nes kai kur lieka tokie dubimai. Tai rašyti labai švelniai reikia. Va, šiaip tai, kaip ir matot, čia nieko neliko. Rašalas kai kur, nu, žodžiu, jisai visiškai jau dingsta ir aš daugiau to savo eksperimento nebetęsiu, nes širdelės iš vis čia išnyko. Kaip ir šitos iš vis nebėra. Tik tai, vat, sakau, spausti labai negalima su ranka. Tai va, tai kas norit, pabandykit, tikrai veikia tas daiktas, bet tik ne 20 minučių, kokią valandą. Nu, laukiau maždaug apie valandą ir daugiau.